pirmiausia, reikia pasakyti, kad autizmas yra neurologinis sutrikimas. Ir tai yra sutrikimas, o ne liga, nes kartais žmonės truputį tos dalykus maišo. Ir kas yra pasikeitę per pastaruosius kelis metus apie autizmą? Anksčiau buvo išskiriama daug skirtingų sutrikimų. Dabar jie yra visi apjungti ir vadinami vieno autizmo spektro sutrikimu. Į tai įeina ir mišrus raidos sutrikimas, ir įvairiapusis raidos sutrikimas, Rett sindromas, vaikystės autizmas, atipinis autizmas ir, žodžiu, šitie sutrikimai visi įeina į vieną autizmo spektro sutrikimą. Jo pasireiškimas yra toks galbūt 4 tipų. Jie gali turėti arba neturėti intelekto sutrikimą ir jie gali turėti arba neturėti kalbą. Tai jie gali būti su intelekto sutrikimu ir neturintis kalbos, su intelekto sutrikimu ir turintis kalbą. Jie gali būti be intelekto sutrikimu ir neturintis kalbos ir be intelekto sutrikimu ir turintis kalbą. Ligą pagydyti galima, sutrikimą pagydyti negalima. Jie jį turi visam gyvenimui. Jie gali pasiekti neurotipiško žmogaus lygį, tos visus autizmo požymius kaip neužslopindami, tiesiog tarsi juos išmokdami su jais gyventi ir prisitaikydami prie visuomenės, bet jie vis tiek skaitosi turintys autizmo spektro sutrikimą. Diagnozės jie turbūt nebegautų, bet vis dėlto tai yra sunkumų, jie turi visą savo likusį gyvenimą. Dažniausiai tėvai šiaip sunerimsta, kai neatsiranda kalba, tai būna tarp, nežinau, apie porą pirmaisiais 2 gyvenimo metais vaiko, kartais vėliau. Bet pirmosius požymius įmanoma pastebėti jau pusės metų. Ne visiems vaikams. Yra nemaža grupė vaikų, kurie vystosi tipiškai ir staiga jų raida arba sustoja, arba netgi pradeda grįžti atgal. Tai dažniausiai tai būna apie, nežinau, 14 mėnesių, 16 mėnesių, 1,5 metų, maždaug tokio amžiaus. Tai yra vienas esminių dalykų pastebėti, kuo anksčiau pradėti dirbti. Nes tuo metu vaikų smegenys dar yra lanksčios ir jos lengvai kuria naujas neuronų jungtis. Tai reiškia, jos lengvai išmoksta ir lengvai prisitaiko prie naujų dalykų. Dėl to yra labai svarbu pradėti kuo anksčiau pastebėti ir kuo anksčiau pradėti intervenciją ir kuo jie intensyvesnė, nes tai lemia, dažniausiai kuo anksčiau pradedam, to didesnė tikimybė, kad jos reikės, nežinau, metus, porą ir po to vaikas galės tiesiog savo linkme gyventi kaip eilinis vaikas. Na, visi šiaip tyrimai turbūt grįžta prie ABA, tai taikomoji elgesio analizė, ar ne? Tai yra būdas paremtas elgesio terapija, kuris apima visas vaiko raidos sritis, ne kažkokias pavienės kaip kai kurie kiti. Yra daugybė pakartotinių tyrimų įrodančių jo veiksmingumą ir jis laikomas pats efektyviausias. Yra labai negerai, kai žmonės mano, kad yra gerai taikyti šiek tiek ABA, šiek tiek ergoterapijos, šiek tiek logopedo, šiek tiek delfinų terapijos, šiek tiek dailės terapijos. Tai yra negerai. Yra, dabar bijau sumilt, gal prieš porą metų darytas, gal prieš 3 darytas labai geras tyrimas, įrodantis, kad tas eklektinis modelis, tai reiškia, kad taikoma visko po truputį, duoda gerokai mažesnius rezultatus negu tiesiog viena intensyviai ABA. Ir į tą eklektinį modelį gali įeiti šiek tiek ABA. Bet yra labai svarbu šitiem vaikam, kurie taip mėgsta sistemą, taip mėgsta struktūrą, taikyti kažkokį vieną modelį, ar ne, labai struktūruotai, o nesiblaškyti nuo vieno prie kito. Nes tos atskiros sistemos, jis turi savo atskiras vidinės sistemas ir vaikas truputį yra išblaškomas ir kitokie dalykai ir jie atsiekia gerokai mažiau. Kadangi ABA tai nėra šabloniniai dalykai, yra pagrindinės gairės ir jos visos yra pritaikomos individualiai pagal vaiką. Tai yra, kiekvienas vaikas turi savo individualią programą, kiekvienas vaikas yra žiūrima į jo individualius poreikius, individualius gebėjimus, žiūrima, ką jisai turi, kaip jisai mokosi, kokiu būdu ir pagal tai jam yra parašoma programa, kaip jisai yra turimis tikslai, kokiais žingsneliais jis galėtų tuos tikslus pasiekti, turint tuos gebėjimus, kuriuos jisai turi ir atsižvelgiant į tai, kokiu būdu jisai mokosi. Šitie vaikai yra kitokie ir jiem daug dalykų, kurie tinka neurotipiškiam vaikam, jiem tas dalykas netinka. Aišku, mes visi savo aplinkoje pažįstame vieną autistą, patys kartais net to ir nežinodami ir jie išaugo normaliai, turėjom, nežinau, klasėje, aš pati turėjau klasioką, kur dabar suprantu, kad jisai buvo autistas ir jie išaugo kažkaip prisitaikė sugebėjimą, aišku, buvo sunku, tėvai turėjo daug bėdų, yra tų pavienių variantų, kurie, tarsi gali kažkaip tenai susitvarkyti, bet yra daugybė variantų, kad jeigu nieko nedarysi, tai jie tada internete atsidurs ir tėvai, tai bus jau asocialūs žmonės, tai bus sociopatai, nusikaltėliai ir taip toliau. Ir galų gale mes labai apsunkinam gyvenimą pačiam vaikui, jeigu jam nepadedam.
Labai svarbu suprasti, kad vaikai turintys autizmo spektro sutrikimą yra ganėtinai rigidiški ir jie mėgsta struktūrą. Taigi jų aplinką irgi reikėtų struktūruoti. Mes labai dažnai prieinam prie vaiko ir, nežinau, skubam į darželį vaiką nuvežti ar į mokyklą, ateinam, numetam rūbus, apsirenk, ateinam vėl, kodėl tu dar neapsirengęs, ateik valgyti, aš tau jau valgyti padariau ir vaikai tokie balaganas. Mūsų tie vaikai, ar neturintys autizmo spektro sutrikimą, jų ir kalbos suvokimas dažnai būna netoks geras kaip neurotipiškų vaikų. Jiem labai būtų gerai žinoti seką po sekos, kas vyksta. Važiuojame į parduotuvę, prisimenam, kad, pakeliui yra siuvėja, aš galiu nuvažiuoti ten pasimti dar kelnes, kurias man turėjo pataisyti. Ir vaikas žino tą kelią iki parduotuvės labai aiškiai, žino, kad kai jį pasiima iš mokyklos, jie nuvažiuoja į parduotuvę, jam tenai nuperka sulčių ar ne, ir tada ten mama apsiperka ir jis grįžta namo ir ten veikia savo veiklą. Ir staiga ta visa rutina yra sugriaunama, jis nežino kodėl, kas įvyko, staiga pasukom į kitą kelią, dažnai būna didelių pykčio priepuolių dėl to. Tai galima labai paprastai tiesiog vizualiai, arba jeigu vaiko suvokimas kalbos geras, jam pasakyti, kad mes dabar važiuosim ne į parduotuvę, važiuosim pas siuvėją, aš ten padarysiu tą ir tą, tada mes važiuosim į parduotuvę. Jeigu vaiko suvokimas kalbos nėra toks geras, mes galim tiesiog nupiešti jiems simboliais, ar ne? Nupiešti, kad dabar mašina, važiuojam čia kelnes, pas siuvėją ir tada važiuojam ir tada į parduotuvę ir sultis. Jis ten tų kelnių gali net nesuprasti, bet jis matys, kad toje sekoje kažkas yra nauja. Žinoma, jeigu mes tiesiog jam pirmą kartą paimsim tokį dalyką, nupiešim, jis to nesupras, jis turi būti pripratęs prie to tvarkaraščio, ar ne, prie to sekos sudarimo. Mes, kai pradedam su jais dirbti, mes struktūruojam labai daug dalykų. Ir palaipsniui mes jos truputį, po truputį tos struktūros mažinam, ar neatsiranda tokio biški laisvesnio darbo, daugiau savarankiškumo kažkokių, daugiau ten kažkokių dalykų, kuriuos jie patys turi padaryti. Tada mes kartais ir specialiai, jau kai vaiko kognityviniai gebėjimai, mąstymo gebėjimai yra truputį aukštesnio lygio, mes jūs mokinam, kaip susidoroti su tomis netikėtomis situacijomis ir tada kartais patys jas pamodeliuojame kažkokias, kad staiga eina į parduotuvę ir vėl tą patį pavyzdį yra, žinai, aš prisiminiau, aš noriu eiti pas siuvėją, ar ne? Ir nusukam, ar nieko nepasakė, ir kad mokinam vaiką paklausti, mama, kur tu mane vediesi. Tiesiog, bet jau tai, kai perauga į gerokai aukštesnį kognityvinį vaiko lygį. Dar vieną kokį momentą noriu paminėti apie tos specifinius dalykus, bendraujant su tais vaikais, kad reikia labai žiūrėti jų kalbą. Daug jų turi kalbos atsilikimą. Ir labai dažnai mes su vaikais šnekam, kaip aš dabar šneku. Jie girdi vieną ištisą melodiją, ar ne? Mes šnekėdami apskritai, mes nedarom pauzių tarp žodžių. Tarkime, jeigu girdėtumėt užsienio kalbą ir reikėtų parašyti, ką šneka, tai jūs labai daug žodžių sujungtumėt 2 žodžius į vieną ar 3 žodžius į vieną. Vieną žodį ir skaidytumėt į 2, nes jūs tiesiog bandytumėt kažkiek pagal intonaciją susigaudyti. Vaikui labai sunku suprasti, ką mes šnekam. Dėl to mes tokia vadovavomės taisyklė, kad jeigu vaikas visiškai nekalba, mes su juo kalbam po vieną žodį, sakydami. Tai reiškia, kad kai jis eina miegoti, mes sakom miegoti, kai mes ruošiam valgyti ar ten duodam valgyti, mes sakom valgyti, kai mes maudamės, mes sakom maudytis, tiesiog po vieną žodį struktūruotai, ten rengtis, tos esminius raktinius žodžius. Kai vaikas jau gali pasakyti po vieną žodį, tai dažniausiai jis būna jau gali pareikšti, ko jisai nori, ten banano, gerti, laukas ar ne, mašina. Tuomet su juo šnekam 2-3 žodžių sakiniais. Mes bandom truputį praplėsti kalbą. Jis mums rodo, sako mašina, mes sakom taip, čia mėlyna mašina, ar ne? Jis sako gerti, tai mes sakom nori gerti, ar ne? Truputį tą praplėčiam jo kalbą. Aišku, kai tie sakiniai atsiranda 2 žodžių sakiniais, mes galim kalbėti ten 4 žodžiais, 3 žodžiais, bet tai turim pritaikyti prie vaiko. Jeigu žaidžiam su vaiku, mes galim čiaukšti, ką norim, ar ne? Tiesiog šnekam, čia važiuojam, čia. Tai yra jau tokia socializacija daugiau, tai nėra svarbu, tai nėra kalbos mokymas. Aišku, be žaidžiant su vaiku galim ten pamokinti, važiuojant kur nors į viršų, galim sakyti į viršų arba aukštyn, ar ne, mes galim tos žodžius išskirti iš bendros kalbos, bet tai nereiškia, kad mes su vaikais turim kalbėti vien tik tai kaip su robotais. Mes galim su jais čiauškėti, bet svarbu, kad tie esminiai žodžiai būtų pasakomi aiškiai ir struktūruotai ir pritaikant prie vaiko kalbos suvokimo. Apibendrinant, pagrindiniai principai dirbant su šitais vaikais yra struktūra ir prisitaikymas prie jų gebėjimų, kaip aš daviau pavyzdį prie kalbos.